Buvau Australijoje apie 3 savaites. Buvau Australijoje. Australijoje dėsa tai yra gavau kvietimą iš Australijos namų asociacijos, kad pasakyčiau paskaitą. Fotografas vienas pasakojo gerai. Tai, ką pasakiau, iš tikrųjų yra tai, kad mūsų tiesioginio pardavimo sritis iš tikrųjų laikoma dideliu verslu, tačiau aš taip nemanau. Pradėjau nuo šios minties. Mūsų tinklinės rinkodaros sektoriaus žmonės vos tik atidaro burną, sako, kad tinklinė rinkodara yra didelis verslas ir jūs tikriausiai tai daug kartų girdėjote. Žinoma, asmeniškai. Jei žmogus neturi jokios specialios žinių ar kapitalo ir uždirba 50 000 eurų per mėnesį arba 100 000 eurų per mėnesį, tai tikrai yra didelis verslas. Tačiau, žvelgiant į visą pramonę, ar iš tikrųjų mes esame toks didelis verslas? Tinklinė rinkodara prasidėjo prieš 60 metų, tačiau po to atsiradusi Walmart įmonė, nors ir veikia toje pačioje prekybos srityje, viršija 500 trilijonų. Taip pat po kurio laiko atsiradusios tokios įmonės kaip Alibaba ar Amazon viršija 200 trilijonų. Tai kodėl, kai viena įmonė uždirba 100 trilijonų, mūsų tinklinės rinkodaros sritis, kurioje didžiausia įmonė per metus, uždirba tik 10 trilijonų. Ir kodėl mes vėl kalbame apie tai kaip apie didelį verslą? Aš pasiūliau mūsų viduje apmastyti, kodėl nors mes pradėjome anksčiau, vis tiek esame labai atsilikę nuo kitų platintojų. Manau, kad mūsų tinklinės rinkodaros verslo dydis nėra didelis palyginti su kitomis platinimo linijomis. Dėl mūsų tinklinės rinkodaros ypatumų, šie ypatumai yra tai, kad žmonės nors ir parduoda šiek tiek brangiau, vis tiek perka, nes gali gauti komisiją. Dėl to mūsų pramonėje bendra nuotaika yra tokia, kad kainų konkurencingumui skiriama mažai dėmesio. Todėl turime pakeisti šią nuotaiką. Jei vartotojai mato, kad kokybė ta pati, jie natūraliai ieškos pigesnių variantų. Iki šiol tinklinė rinkodara išlaikė savo pajamas, nes vartotojai pirko prekes, nes jų reikėjo, arba todėl, kad gauti komisiją, net jei dabar tai šiek tiek brangiau, jie galvoja, kad vėliau galės atgauti savo investicijas. Tai galima laikyti investicija, tačiau investicija gali atnešti daugiau nei investuota arba visiškai prarasti investuotus pinigus. Daug žmonių investuoja todėl. Jie perka galimybę uždirbti pinigus. Yra žmonių, kurie perka tai ir iš tikrųjų. Uždirba pinigus. Tačiau ar ne daugiau žmonių, kurie įžengia į šią pramonę? Su tikslu uždirbti patiria nuostolių. Ten buvo susirinkę apie 200 žmonių, tarp jų Australijos. Tiesioginio pardavimo asociacijos vadovai Australijos. Tiesioginio pardavimo įmonių generaliniai direktoriai ir įmonių vadovai. Taigi, kadangi esame tarp savų, pasikalbėkime atvirai ir nuoširdžiai. Aš manau, kad mūsų tinklinė rinkodara, šis tiesioginis pardavimas, neturi būti taip suspaustas, kaip dabar. Mes taip pat turime konkuruoti su kitomis platinimo linijomis, konkuruoti su nuolaidų parduotuvėmis kainomis ir su prekybos centrais kokybė. Ir jei mes galime drąsiai teigti, kad prekės, kurias perkame, yra vertingesnės už sumokėtus pinigus, tai vartotojas tuo metu gauna naudą. Tai yra vartotojų naudos principas.
Pagrindinis dalykas prekyboje yra tai, kad sandoriai vyksta pagal vartotojų naudos principą. Žmonės perka prekes, nes turėti prekę jiems yra naudingiau nei turėti pinigus. O įmonės parduoda prekes, nes turėti pinigus joms yra naudingiau nei turėti prekę. Taigi, prekyba vyksta pagal abipusės naudos principą. Marketingo vadovėliuose tai yra taip aprašyta. Nepaisant to, tinklinė rinkodara turi ypatingą pranašumą, kad net ir šiek tiek brangesnės prekės gali būti parduodamos, tačiau tai tapo silpnybė. Dėl neatsargaus valdymo ir verslo praktikų kai kurie žmonės uždirba pinigus, tačiau dauguma jų negauna pelno ir galiausiai tampa aukomis. Dėl to, kad buvę dalyviai kalba neigiamai apie mūsų pramonę. Tai sukelia socialinę riziką, kuri dar labiau mus slopina. Atsižvelgiant į tai, galime paminėti Atomy pavyzdį, kur mūsų pirkimo rodiklis viršija 40% ir mes mokame 35% komisiją, tačiau dėl mažų administracinių ir marketingo išlaidų įmonė vis tiek gali gauti pelno. Mūsų marketingo išlaidos sudaro apie 10%, iš kurių apie 3% yra kortelių mokesčiai ir apie 3% yra pristatymo išlaidos. Iš viso tai sudaro apie 6%. Taigi, mūsų įmonė viską valdo su 4%, o darbuotojų atlyginimai yra įtraukti į šias 4%. Ar mes galime išgyventi su tokiomis išlaidomis? Bus teuna. Iš tikrųjų, kai jūs dalyvaujate vienos dienos seminare, jums nereikia mokėti nė cento. Net jei įskaičiuojame nuomos mokesčius ir panašius dalykus, įmonė viską padengia. Ir mes tai darome per 4%. Tačiau kai kurios įmonės, kurios valdo neefektyviai, net jei parduoda brangiau, mano, kad nariai perka produktus, kad gautų galimybę užsidirbti pinigų. Ir jų marketingo išlaidos viršija 40%. Vidutiniškai jos viršija 25%. Todėl būtina kruopščiai sumažinti tokias išlaidas ir iš tikrųjų grąžinti tai klientams. Net gaunant atlyginimą, pirkdami prekes, galima gauti naudos. Pirkau dantų šepetėlį, kuris kainavo 990 vonų. Kitur reikia sumokėti 2000 vonų, vaistinėje pirkti šepetėlius reikės sumokėti 3000 ar 4000 vonų, mes juos perkame už 990 vonų, todėl iš karto matome naudą. Taigi, jei vykdysime vartotojams naudingą rinkodarą, net jei negausime komisinių, mūsų perspektyvos bus. Rinka be galo plėsis, galėsime pasiekti 1000 trilijonų. Daug žmonių ten buvo sužavėti. Ateityje visame pasaulyje tiesioginio pardavimo rinka bus tokia, kad įmonės, kurios veiks pagal Atomy metodą, galės išlikti ir pasistumėti į priekį, tačiau tos, kurios to nedarys, bus visiškai pašalintos. Manau, kad ateis diena, kai Atomy vadovaus pasauliniai tiesioginio pardavimo rinkai. Aš turėjau nuoširdžią viltį, kad Atomy labiau nori, jog daug tiesioginio pardavimo įmonių kartu kiltų, o ne kad Atomy vadovautų viena. Todėl net ir turėdamas daug reikalų, nuvykau į Australiją, kad pasakytume mūsų tiesą ir kartu geriau pasisektų. Tai nebuvo kalbama tik Australijoje, bet ir šalyje, kai mūsų tiesioginio pardavimo įmonės susirinko, Atomy pažadėjo atskleisti, kaip jiems sekasi, kokiomis kainomis jie parduoda ir kaip jie naudoja išlaidas, kiek kiekvienam asmeniui tenka pardavimų ir kad jie tiesiogiai sujungtų mūsų sistemas, kad viską parodytų. Kasdien rodys visus pardavimus, todėl kad čia susirinkę tinklinio marketingo įmonių vadovai galės įvertinti, ar tai tikrai vartotojų pardavimai, ar žmonės perka galimybę gauti atlyginimą. Aš viską parodžiau ir daugelis žmonių mano, kad Atomy auga. Manau, kad tiesioginio pardavimo rinka ateityje patirs pokyčių ir aš tikiu, kad pokyčiai yra būtini. Mūsų Atomy verslas dabar juda platformos verslo link.
Dabar Pietų Korėjoje platformos verslai vykdo vištienos žaidimus, kur didžiuliai nuolaidų karai vyksta ir jas stengiasi sunaikinti kitas įmonės, kad galėtų monopolizuoti rinką, o tada pakelti kainas. Stebėdamas šią situaciją, matau, kad Atomy auga ir tai yra stebuklas. Bet kuriuo atveju, jei tik viena įmonė išgyvens šiuos vištienos žaidimus, ji greičiausiai pakels kainas, kad kompensuotų nuostolius ir tuo metu Atomy bus dar geresnėje padėtyje. Kodėl? Kadangi mes turime santykinai didesnį kainų konkurencingumą, mes galime toliau augti, net jei taip nėra. Aš prognozuoju šios platformos verslo ateitį. Kaip žinote, 1999 metais aš sukūriau Imcore.com. Internetinę parduotuvę, tačiau iš tikrųjų nesugebėjau rasti didelio investuotojo, todėl jį žlugo. Beveik tuo pačiu metu pradėję Amazon ir Alibaba tapo didelėmis korporacijomis. Aš nepraėjau šio mirties slėnio ir tapau lavonu, todėl nuėjau į nuomojamą kambarį. Ten praleidęs 3 metus, ką aš galvojau, ar vėl galvojau apie šį platformos verslą. Niekada nesakykite, kad tai tiesa. Visada, kadangi laikai keičiasi, šis platformos verslas taip pat vieną dieną bus perduotas kitai verslo kartai. Tada koks bus jo silpnumas? Jei sukursime verslą, kuris papildys šiuo metu turimo platformos verslo silpnumus, manau, kad tai tikrai taps šio platformos verslo naujojų post-platformos verslo. Per pastaruosius 3 metus aš mąsčiau apie tai ir pamačiau galimybės tinklinėme marketinge. Pagal principus ir taisyklės, tinklinis marketingas turi DNA, kuris gali nugalėti šį platformos verslą, tačiau pasaulyje nėra nė vienos įmonės, kuri tinklinį marketingą valdytų pagal šios principus ir taisyklės. Ar yra tinklinio marketingo įmonė, kuri laimi pasaulinėje kainų konkurencijoje? Taip pat, ar yra tokia įmonė, kuri gali pasigirti, kad jos produktai niekada nesibaigia? Kodėl tinklinio marketingo įmonėse tiek daug kalbama apie produktų aprašymus? Galų gale tai yra paaiškinimas, kodėl šis produktas kainuoja tiek daug. Nėra tinklinio marketingo įmonės, kuri galėtų parduoti produktus be didelio paaiškinimo. Mes, kai parduodame 990 won kainuojančius produktus, žmonės nori juos pirkti, todėl nereikia daug aiškinti. Jei sakysite, kad šis dantų pasta kainuoja 990 wonų, tai ją nusipirksite ir naudosite. Jei dantų pasta kainuoja 2,900 wonų, tai yra gerų ingredientų, o ne blogų. Išbandžius, suprasite, net šiuo atveju visi ją perka ir naudoja. Ir kai tik išbandai, kaina yra gera, o kokybė tenkina, todėl nuolat vyksta pakartotiniai pirkimai, todėl 92% žmonių sudaro paprastų vartotojų grupę ir tai leido tapti tokiu įmonė. Tokios įmonės kaip Atomy aš nematau visame pasaulyje šioje tinklinio marketingo srityje. Tačiau šis pagrindinis principas tai yra vartotojas. Išbando produktą ir tada pristato jį kitiems. Vartotojas naudoja produktą, nes jis yra pigus ir geras. Ir jei jis pristato kitam žmogui, jam bus mokama komisija vietoj reklamos išlaidų, teoriškai tai neturi jokių problemų. Tačiau pradžioje, kai reikia išbandyti, jis turi būti pigus ir geras, bet jei jūs dabar įsigysite 200 000. Laiko kortelė jums bus pasiūlytos geresnės sąlygos arba galimybė gauti daugiau komisijos, todėl tai skatina investicijas. Taigi, net jei produktas yra brangus, jis vis tiek perkamas. Jei Atomy produktai yra brangus arba kokybė netenkina, nepirkite jų. Tokie produktai turi išnykti. Taigi, išliks tik tie produktai, kurie tikrai patinka vartotojams. Mes stengiamės sukurti geriausius produktus ir parduoti juos kuo pigiau,
Tačiau kadangi tai yra žmonių darbas, gali būti, kad ne visada pavyks patenkinti vartotojų lūkesčius. Tai gali būti net 1%. Nepirkite tokių produktų, jie turi išnykti. Tačiau daugelis tinklinio marketingo įmonių sako, kad norint išbandyti ir pristatyti kitiems, privaloma viską išbandyti. Bet kokiu atveju, jei tinklinio marketingo principus pakeistume pagal vadovėlį, galėtume išspręsti daugelį dabartinės platformos verslo problemų. Aš matau šią galimybę, todėl net ir sudėtingomis sąlygomis pradėjau Atomy verslą. Dabar turime problemą su dirbtiniu intelektu ir socialiniais tinklais, kurie sparčiai vystosi, daug darbo vietų išnyksta ir tai yra faktas, su kuriuo visi sutinka. Mums svarbu pasirūpinti savo ateitimi, tačiau sėkmingi žmonės taip pat turi dirbti su misija. Dabar turime seniorų darbo vietų problemą, jaunimo darbo vietų problemą ir galbūt mes galime prisidėti prie šių problemų sprendimo.